kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, mano skalbinių virvės, pradeda pokalbį mano džiausias skalbinius, tada neduok dievė matuotis, mačiau savęs, paskui dar ir garsiai reikus komentaruose. Oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išpiešti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išversti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kurie siauresnio požiūrio žmonėms individualiai gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar įžeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėju. Po to vakaro, kai tie du Kauno policiukai apsilankė mano tėvo sodyboje, kurį aš susitikinėjau su giminėmis, kažkoks vajus prasidėjo. Užvirto pas vyrą nuo vardu Petras, ten visą delegaciją. Prieš tai, kiek supratau, išfilmuotas medžiagos jie pas tokį Robertą buvo užvirtę ten su sankcijom kažkokiam ar ratom, sakau, aš taip giliai nenėriau, nežinau ten priežasčių ar ką. Nu, ieško jie tų vaikų, ieško, bet toks įspūdis, kad ne vaikų ieško, kaip sakau, prisidengdami tais vaikais, tų vaikų dingimu, prisidengdami to precedentų, jie ieško visai ko kito. Visai ko kito. Nu, pažiūrėsim, laikas parodys. Nu, dabar jūsų dėmesį norėčiau parodyti trumpą filmukėlį tokį, kaip visą rotą šito uniformuoto ir neuniformuoto apsilankė pas Petrą ir atkreipkite dėmesį, ką visi ten šneka. Nu, užsidėkite ausinės, reikėtų paklausyti gerai. Galimai, ne? Man vyras, va, tai čia jis neprieis, jis neprieis. Panašu. O jūs žiūronų neturite, ne? Atvyko kelminiai. Ai, aš tada pačias nuotraukas? Nu, vietiniai šarūkai. Ai, aš galvoju, kad ne. Mašina tai tą. Girdė? Į tą, kur iš Vytauto. Šakyto mašina, kitungu šio. Tuos vyras Petras. Grįptų informaciją, kaip apie Petrą labiau. Čia va, žmonės įdėjo tą informaciją. Štingi nedėjo. Tai čia aš pasakiau tas informatorius. Kažkaip ir galvoju. Ne, tarpusai viską, ten vieną durninę išdari, kas ten irgi tam skundus raštas, babons, tas kits, kur yra. Taip, tada rasi, blėt. Čia visi iš karto, pirmai kartas, darėm pas vieną iš karto filmuoja, čia visi filmuoja iš karto. Ir tada jam galima košti. Tai čia jokių problemų. Ai, daug? Tada daug. Tai va, tai įdomu, žinai. Ženklas gyvų vyrų. Ai, o žiūrėjau Tonbergą toks. Leis ir pus. O kas šiek tiek panašumų? Nu, tai tarnybinių duotus. Nežinojai, va. Šuo pas, šuo ką. Kas tai šunim darom, džemba? Tai kažkaip viskas neutralizuoja. Šunų, jeigu... Ponas, prieisit ar mums užeit? Tai va, galbūt klausėtės ar negirdėjot, ar neįdėmiai klausėtės, tai tiem, kas neįdėmiai klausėsi ir neišgirdot, dar kartą. Taip, tada rasi, blėt. Čia visi iš karto, pirmai kartas, darėm pas vieną iš karto filmuoja. Neišgirdot? Nu, pakartosiu dar kartą. Taip, tada rasi, blėt. Čia visi iš karto, pirmai kartas, darėm pas vieną. Neaiškus garsas, ne? Bet tie visi, kurie ten buvo, tai visi girdėjo. Nes kitaip tas, kuris tą pasakė, nebūtų taip pasakęs, nes jis pasakė tam, kad visi girdėtų. Čia yra toks, kaip pasakyti, dvarneškas kompleksas. Zonai tai pasireiškia, kai, sakykime, eina naujokas į chatą, tai labiausiai pradeda rėkti ir iš karto vaznikalintas šeški pats mažiausias. Tai va čia va toks provincijos sindromo apraiška va tokia va yra. Pasipuikuot prieš iš Kauno ten atvažiavusius kolegas iš Šiaulių ar iš kur ten tie tamsesniam uniformų. Tai va čia vietinis toks. Nu, dar kartą paklausykit. Tada rasi, blėt. Čia visi iš karto. Nu,
ar jums reikia užrašyti titruose? Nu gerai, įjungiu dar kartą ir titruose. O dabar, supratot apie ką eina kalba, ką? Tai va taip noris paklausti to, kaip čia pasakyti, Triochalą greičiausiai. Ar jis čia pasakė kaip, norėjau pasakyti, kaip mentas uniformuotas, bet mentas, kaip jau anksčiau esu sakęs, yra komplimentas. Kaip policistas, ar jis čia pasakė kaip uniformuotas policistas atliekantis savo tarnybinę pareigą, tą žodį pavadindamas, konkrečiai mane ir Petrą. Reiškia, ir, Valdą dar turėjo omeny. Jis minėjo, kad ten durnynė kažką ten tą. Tai vat jis vyrus pavadindamas to žodžiu, konkrečiai pederastais. Ką jis turėjo omeny? Ar jis nežino galbūt, ką ta sąveika reiškia? Kaip jis gali dirbti tokį darbą, nežinodamas, ką ta sąveika reiškia? Vyrus vadindamas pederastais. Tai čia kaip? Tai gal, sakyčiau, ten Raškevičių galima būtų vadinti tokį. Kaip jis ten, taip. Jeigu jis pasakė kaip, ne kaip pareigūnas uniformuotas, o taip jam išsprūdo, tai kas trukdo tau, sakytojų, sakykim, nedarbo tavo metu, nusivilkus tą uniformą atvažiuoti, tu žinai, kur aš būnu. Taigi ten tačką tą numetė jūs, ekspertai ten važiavo, visą kitą tą, dėl tų 3 vaikų, ale pagrobimo. Tai žinai tą vietą, atvažiuok iki šeštadienį ir pasakyk man į akis, tą patį žodį. Man žiūrėdamas į akis, man vyrui žiūrėdamas į akis, pasakyk tą žodį, pavadink mane taip, kaip tu ten mus visus pavadinai. Ja. Slabo? Ne, netgi ne taip, sakykime. Aš palengvinsiu tau. Aš atvyksiu į tą jūsų vietinę policistų būstinę, pas jūsų, tą taip vadinamą, viršininką. Kaip nors mes su juo susitarsim, iškviesim jūs abudu ten ant kilimuko, taip sakoma, ir išsiaiškinsim, ką tu turėjai omeny sakydamas, taip, tu norėjai prieš tos kolegas pasipuikuoti, ar kaip, ar tu iš tikrųjų turi tokį nusistatymą prieš vyrus kaip prieš pederastus, žinai, kad straipsnis net yra, tu negali, kaip čia pasakyti, diskriminuoti, netgi jeigu kažkas pederastas, tu negali diskriminuoti už tai, kad jis pederastas. O tu čia ant vyro pasakėjai tokią savoką. Tai kaip čia suprasti? Tai vat, turėsi progą, aš tau sakau, pats atvyksiu, paaiškink, žiūrėdamas man į akis, ką tu turėjai omeny, vadindamas mus, to žodžiu. Aš tau paskui galėsiu iš Wikipedijos paskaityti, jeigu tu nesugebi klavišais pabarkinti, Google kokiam, ką tas žodis pederastai reiškia. Ir ką jis nuo tavęs turėtų bendro turėti su vyrais, ką. Tu turėsi progą paaiškinti, ką tu sakydamas tą žodį turėjai omeny, ką tai bendro turi su mumis, su vyrais. Pederastai, pederastie, ką turi konkrečiai su vyrais ir konkrečiai su manimi. Nes prieš tai tu minėjai mano valdomo asmens pavardę. Konkrečiai, tu ten su pašaipa tarsi dėl to, kad aš stengiuosi dėl mano draugo neteisėtai uždaryto tam durnynę, dėl vyro nuosavo vardu Valdas, kad aš rašau kažkokius raštus, tu ką niekini tai? Jeigu tu turi kažkokį išankstinį nusistatymą, dirbdamas tokį darbą, kaip jūs ten deklaruojat, ginti, saugoti, padėti, tu su išankstiniu nusistatymu eini pas kažką. Ir iš karto turiu omeny, kad čia tu pas pederastus eini, kurių tu nekenti ir nei tu jų ginsi, nei tu jų saugosi, nei tu jiems padėsi. Tai ką tu iš viso veiki apsivilkęs tą uniformą? Kokiai kontorai tu atstovauji? Tau iš viso negalima važiuoti pas žmonės, tuo labiau ten pas vyrus. Reikštis ten už kadro kadre, nes tu nenuspėjamas esi. Tu turi kažkokių psichologinių problemų, bičia. Konkrečiai turi. Kažkokią neapykantą turi, kaip aš sakau, gal tau mokyklai iš tikrųjų subinę spardė. Aš tau tai tikrai nespardžiau, nes tu škacukas. Aš kai pabaigiau mokyklą, tu turbūt dar tavo tėvo planuose nebuvo tavęs. Gal aš klystu, bet tikrai mes neprasilenkiam, taip kad aš tau spardyti subinės. Negalėjau niekaip nei šalabonų duoti. Kai aš iš tos kelmės išvykau, tai gal tavęs irgi ten sąmoningų dar nebuvo, gal po stalų ropojai 4. Taip kad asmeniškai aš tavęs, dėl kažko nemėgt, nekęst neturiu, bet už ką tu manęs nemėgsti ir tokių kai aš, kad vadini pederastais, ką?
Nu, tai va čia tavo viršininkui užduotis tokia. Pasižiūrėti į kokį kontingentą į darbą priima. Kaip tu psichologinį testą praėjęs tokį. Ką esi? Emocijas lieji. Šiaip tai turėtum tvardytis biškiuką, sakyčiau. Nu. Tai jau mano pasiūlymas galioja. Vyrė. Jeigu tu vyras. Čia nei strėlkė kokia užlupo, ne. Tu gali nedarbo metu be uniformos, kad tavęs tikrai nevaržytų ten kažkokie įsipareigojimai. Ką kaip vyras atvažiuotų mano tą tvarkamą sodybėlį ir pasakyti man į akis tą, ką pasakėjai. Nu, pasiūlymas galioja. Ir mes pasikalbėsim. Aš gink dievę, pirštų tavęs nepaliesiu. Nebent tu pats pradėsi lyst man į veidą čia kažką. Tokį, nu tai. Jo, tada tektų gintis, bet šiaip tai pasikalbėti visada prašom. Duris, kurių neegzistuoja, atviras. Nu ir išsiaiškinsim, kuris čia iš mūsų pederastas. Slabo? Nežinau kaip kiti, bet manau, taip pat kaip ir aš esat pastebėję, kad kai tik tai uniformuotas baigia tarnybą, sakykim, nusivilka tą uniformą ir važiuoja kur nors atostogaut, kur jo niekas nepažįsta. Nu, žmonių kokią nors minioje, pleže kokiam nors ar dar kažką, koncerte kokiam sutinka. Nedaug dėviai kas nors atpažintų, kad jis policistas. Tai elgės lygtai ir normaliai, kaip ir visi, ne? Aš ką esu pastebėjęs tokį reiškinį, kad visi ten baigė tą tarnybą, išėjo į pensiją, sakykime, civilišką rūbą apsirengę, uniformas numetę. Jie tarsi tokie pasikeičia, nu, tarsi sunormalėja, čia vos nedraugai tokie. Sakau, pas mane į naktinį klubą ateidavo policininkų, tuometinių ten policininkų, gudžiais 90-aisiais, kai dar šaudė viską. Šiaip pasilinksmint, visai kiti žmonės, negu kai juos matai paskui gatvėj su uniforma. Nu, aš nediskriminavau, neskirščiau, ten buvo keletą tokių šlikščių. Net vienas iš tų šlikščių ateidavo pas mane į tą naktinį klubą toks. Prigėręs ir grasindavo man. Atsimenu, kaip jie mane ten į sklepą įmetė, 2 paras laikė, norėjo prisiūt tam kažkokį padegimą, kai man pačiam tuo metu 2 mašinas sudegino. Kažkokius grasinimus norėjo priskirti, kaip ten su maskėmu užsidėję maskės į tą sklepą, jie prie tos betonuotos kėdės prirakinę, apsivinioja bananų šlapiais rankšluosčiais, daužė nugarą, kad žemių neliktų, kad aš ten kraujais myščiau. Aš atsimenu, balsų atsimenu tos nukius ir iki dabar juos atsimenu ir žinau, kas jie tokie ten. Nacher, nei aš to kerštų užsiimu, nei man to reikia. Bet va tie va nepilnavertiškumo kompleksą kamuojame, kaip sakiau, pabaigė savo tarnybą. Nu, aš daug tokių esu matęs ir net, sakykime, savo kūrybinėse reikaluose susiduriu. Nu, jie tarsi normalūs tokie patampa žmonės. Mes jau nepričiom, mes ten buvom kažkokie va tokie va. Sakant, mes ten buvom, ne mes, kaip aš jau prieš tai vaizdinį sakiau. Ja, ne ja. Пока я был не я. Nu, žodžiu, dabar jie, nors ir dabar jie ne jie. Nu, toks keistas, toks elgesys, sakau. Pastebėm. Nežinau, galbūt yra kur nors kokiam psichologiniam traktate ar doktorantūrai kokio aprašyti tai visi tokie. Uniforma, tiems savo visiems, nepilnavertiškumo kompleksą turintiems ir gaunantiems galimybę apsivilkti tą uniformą, tarsi suteikė klaidingą iliuziją apie nebaudžiamumą. Dar skyriu pakartosiu. Klaidingą iliuziją apie nebaudžiamumą. Tarsi ne va tu užsivilkęs tą uniformą, tai būsi nepasiekiamas, nepažeidžiamas, nesutrinamas, nepaliečiamas ten. Visada aukščiau už visus kitus, visada teisus, visada jėga tavo pusėje. Taip, jėga, kai jūsų, kai šunų ten, kai jau rūja visą. Nu ir daug ten irgi, sakau, galėčiau suminėti, bet jau pasikartosiu, porą sykių kontūzytas, esu, neatsimenu visko, ką norėčiau suvardinti. Ir taip jau čia daug prišnekėjau, darau ir vėl kartuojas. Kažką jau taip esu sakęs, ne? Nu tai va, užteks tų bazarą, kam reikėjo, to suprato, kas nesuprato, matyt, tam ir nereikia.